Wow, this VIP? Yeah. Oh. Very sad. Okay. Please. Okay. Jie mane kaip šūdą trypino, kai nežinojo, kad aš VIP, what the fuck. Où est passion, cœur et sentiment, romance et affection, partagé. Toks gražus, eina savo. Bonjour, Français, Paryžius. 4 naktys spėk ir kainavo. Nežinau. Jeigu tu nerodai kainos, tai vadins kažkoks kosmos. Kainavo 1500. O... Kodėl tu galvoji? Tiesiog miestas Paryžius. Geras. Savo praeitį. Kaime gyventi tokio... Hoteliai vidury Paryžiaus miesto tikrai gali būti brangus, bet čia kaip ir make sense. Po Čekino važiavom miesto turą, kad susipažinti su aplinka. Please buy the Eiffel Tower, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, please buy. Čia kažkokia speciali vieta, tam Montserrate, kur menininkai legaliai dirba ir piešia visus ir jų visi darbai turi būti originalus, negali perpardavinėti kažkam nupiešto, viskas yra handmade ir only one, tai žiauriai reikėtų. Kitą dieną nusprendėm užsisakyti tokį asmeninį portretą mums, tai žiūrėkit video ir pamatysit, kaip gavosi. Turo metu susipažinome su top Paryžiaus gatvėmis ir jos mums paliko labai romantišką įspūdį. Kažkaip nesitikėjom, kad tai bus fain ir gražu čia. Galvojom, tik pats Paryžiaus bokštas čia gražiausias dalykas bus, bet pasirodo ir gatvės labai fainas buvo. Ir prieš mums matant Paryžiaus bokštą mes galvojame, nu kaip čia visiems toks metalo gabalas ar stulpas gali būti gražus. Kamilė, ar tu pasiruošęs Eifelio bokštą? Nu, bet kai pamatėm, tai supratom. Jisai tikrai gražus. Iš visų skirtingų pusių jisai labai kitoks. Mes čia prigulėm su Hebryte, čia visi gulė ant žolės, žiūri Eifelio Tower. Iš bet kurio kampo, į kurį pasižiūrės, jisai toks gražus, eina savo. Ir įspūdį jisai labai gerą paliko. Louvre muziejaus piramidė. Pradžioje, kai jie statė prancūzams, jį labai nepatiko, galvojo, what the fuck, kas per čia. Bet per daug amžių visiems prilipo ir dabar nieks neįsivaizduoja šio muziejaus be šios piramidės. Insane. Sveiki atvykę į Louvre muziejų, šiandien aš jums pravesiu ekskursiją. Tai ten, vamo. Na ir Paryžius be muziejų ne Paryžius. Tad nuvarėm į patį populiariausią muziejų pasaulyje – Louvre muziejus. Virš 35 000 meno kūrinių ir turbūt šitą busit kažkur matę. Originalus Mona Lizos kūrinys, apsaugotas už neperšaunamo temperatūros reguliuojamą stiklą. Nes buvo ne vienas įvykis, kai bandė šį piešinį kažkas sunaikinti. Mes esame Louvre lauke. Wow, labai gražu, labai gražu. Mes dabar keliaujame į prancūzišką kabaretą ir varome į tokį kabareto vietą, kuri yra viena iš ilgiausių Paryžiuje, virš 200 metų, kaip ten kabaretas vyksta. Geras, žiūrėk, visi apsirengę gražiai. Stop! Mini istorija. Šiam pasirodymui iš tikrųjų užsakiau VIP bilietus man ir Kamilį, kad nustebinti, nes animūnas. Ir tik prieėjus prie personalo, jie pažiūrėjo į mane ir į mano šortus ir sako, oh, no. Aš toks, what the fuck, ta prasme, no. Jie man sako, kad į kabaretą su šortais negalima. Aš sakau, ta prasme, niekur nebuvo parašyta, jūsų appse, ta prasme, kur bukinau šitą paslaugą, nieko panašaus nebuvo parašyta. Pasikeitė menedžerį, didžiausią bosą, jis ateina ten Le Conseil visus apsirengęs, sako, no. Eiktų nafik maždaug, aš sakau, tai ką man daryti, sakau, jūs neinformavot niekaip. Sako, pats kaltas, sako, tai eik nusipirk kažkur. Aš sakau, tai kur, gal žinot parduotuvę? Ir tiesiog išėjo, nieko net nepatarė, nieko nepasakė. Tai žodžiu, susiverdau parduotuvę, nusipirkau kelnes. Bet kelnės yra moteriškos 38 dydžio ir net neatrodo, kad kažkas blogais yra. Ir dabar bandom vėl patekti į tą kabaretą. Stefas tai visiškai gaidžiai, ta prasme, šlykštų žmonės. Iš karto atsiliepimas vienos žvaigždutės bus, man nesvarbu koks performances. Ir dar refundo prašysiu irgi. Kad už kelnes man atsilygintų. 5 eurus sumokėjau ką tik kažkokioj pusiau humanai. Ir dabar varom į kabaretą šou. Hello. Better? Good. Yes. Yeah, we need to show a ticket or... Please. Yeah. Wow, this VIP? Yeah. Oh. Very sad. Okay. Please. Okay. Thank you. So Napoleon. Thank you. Where are you from? Lithuania. That's beautiful. Beautiful people. Thank you. Faina pradžia. Kaip crazy. Jie mane kaip šūdą trypino, kai nežinojo, kad aš VIP, what the fuck. Tai žodžiu, atsisėdami savo vipinės vietas ir dabar mus trytina kaip vipus. Atėjo nufotografavo, atėjo mums ir viską servina, duona vyno, visko. Kaip juokinga, nes pradžiui žiūrėjo mus kaip iš šūdus. Pasidariau selfie su merginomis. Kamilė, ar žinai, kiek kainavo bilietai? 500 eurų.
Čia honeymoon special. Tai ką mes čia užsakėm? Super VIP vakarienė su šokėjų pasirodymu. Tai jie čia, kaip matot, šoko, dainavo, maivėsi. Nu, toks labai fainas šiaip tas performances tikrai buvo. Kamilė, kaip tau? Negaliu pamiršti tai, kas buvo ten pradžia, kaip su šūdu mane suvartė, o dabar viskas žiauriai faina. Bet overall labai gražu žiūrėti, labai faina, labai miela, turim vakarienę. Prikolas. Manau, tikrai verta kabaretą aplankyti Paryžiai. Tai ką, žiūrim, kas toliau bus. Ir po vakarinės dalies prasidėjo viskas darytis N18, jau tas tikrasis kabaretas. Viskas labiau seksualu, erotiška, romantiška. Šiaip tikrai buvo įdomu žiūrėti. Ne dėl to, kad ten merginos nuogais papais buvo, bet, šiaip labai įspūdingas performances tikrai buvo. Tai šokėjai žiauriai gerai buvo, tik tas gaila, kad visas personalas toks gaitiškas buvo. Bet that's life. Esam dabar 12 nakties Paryžiui, bandom varyti atgal namo. Ir čia šiandien yra Music Festival Night. Todėl yra beprotiškai daug žmonių lauke, visam mieste. Kosmosas. Good morning. 5 valandas 30 minučių miego. Iki Paryžiaus perminu eiti bokšto nuo Eifelio. Vieną rytą sugalvojau išbėgti anksti ryte pabėgioti iki Eifelio bokšto. Tai labai faina buvo. Visi dar miega, miestas tik bunda, o pats Paryžiaus bokštas tikrai įspūdingas. Let's go. Kiek minučių nubėgau, ką tik pasižiūrėjau 20. Good shit. O čia aš tiesiog apsišikau vidury miestų neradęs kavinės, kuris įtuštinės, nieks dar nedirbo. Ir tada pasiėmiau dviratį, kad pasivažinėtų aplink Paryžių. Man labai patiko. Kavytės Kamiliai. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Chebra, aš visą laiką norėjau pasidaryti kažkada tokį piešinį ir gavosi, kad mes vieno turo metu pamatėm, kad yra čia toksai Art Gallery Paryžiuje, kur yra labai daug artistų ir jie piešia gyvai, kaip buvau minėjęs net per šį videką, man atrodo. Tai grįžome čia pasidaryti savo asmeninį tokį portretą, honeymoonų proga. Reikės apie 3 minų, kad 2 žmonės nupiešti ir kainuoja 100 eurų vienam žmogui, bet mums jau 110 padarė, tipo dealas. Dabar, kai jau matosi daugiau piešinio, tikrai nemažai žmonių sustoja ir vis žiūri. Ir būtent Kamilės piešinį galėjau, wow, tokia reakcijos, she's gorgeous, tokias reakcijas. Bet tikrai gražus. Kaip jauties? Skauda jau prieš viską. Viskas skauda? Sunkiausia šypsotis. Žiūrėk. What I mean, like, Kaip atrodo? Panašiai? Ką manai? Aš vandenėlė kažkokia panaši. Gali būt. Kamilė, kaip tau
piešimo patirtis. Keista buvo taip ilgai sėdėti vienoje pozoje ir nejudėti ir laikyti įtemptus raumenis veido, kad nesukristų jie. Galutinis rezultatas, kai aš pamačiau, kad vis taip hypin ir tikrai bus žiauriai kietai. Ir tai pamačiau ir tokia, tai čia šitaip. Bet labai keista, nes aš save veidrodį kitaip matau. Tu pavargęs čia? Tau liepęs palaiduot? First time. Martas gavo velniuką tik, kad blogai pozuoja. O ir lūpos tavo didelės. Atrodai kaip Keno. Wow. Geras. Jo, kitas taip pataikytas, nosis, plaukai. Tikrai 16 metų. Sakau. Kažkoks gražus, aš to greitai iš tavo gražus tada. Faina patirtis. Jo, aš irgi labai džiaugiuosi. Pirmą kartą pasiturėm pirmą portretą, pasikabinsim namuose, valgom ir važiuojam į Beyoncé. It's in Texas. They don't hold them. So they are down, down. Ką tik mačiau, kaip vaikai išbėgo, atsidarius durim, palėtė sieną ir grįžo atgal ir švengė žiauriai. Tai aš dabar tą patį turėsiu padaryti. Aš jūs neįleisiu dabar stebėti. Ne. Kaip tu, Kamilė, excited? Nelabai? Dar nesuprantu. Kamiliukai šūdai. Taip gavosi, kad tom dienom, kol mes buvom Paryžiui, pasirodo buvo Beyoncé's koncertas. Tai mes nusipirkom bilietus ir varim pas ją. Kamilė, kaip mums Beyoncé's koncertas? Pirmą kartą buvom tokio pobūdžio koncerte, tarsi užsienį, tokio lygio žvaigždės ir pamatėm labai daug tokių dalykų, kur nematėm dar Lietuvoje. Ten skraido su mašina, skraido aplink visą salę, outfitų keitimas kiekvieną dainą beveik. Keista tas toks biški, kaip visi tiesiog klaupėsi prieš atlikėją, lyg jis būtų dievas. Na visi taip, lyg koks biški kaltas jaučiasi, bet taip turbūt ir yra. Keisti ten tie Illuminati vėl ženklai ir nesuprantu, ką jie ten rodo. Kas nepatiko, Kamilė? Man nepatiko, kad mus apskemino. Ne, šiaip stovimams sektorių nebuvo taip blogai stovėti, nes spaudėm, bet aš nieko nemačiau. Ir aš turėjau arba savo blauzdas kankinti ir kilt, arba turėjau lipant Martą ir jis mane laikė. Ar buvo verta stovėti tokia pozicija už tokią kainą, kur mes stovėjom, tai tikrai... Kokią kainą pirmink visiems? 1500, tai? Taip. Jeigu tai būtų buvę prie pat scenos, matai tu ją gyvai, nereik zoomint X15, kad pamatyti, tai visai fainai, tikrai. Tai ką, viso gero? Paskutinis vakaras Paryžiuje su mano žmona. Ir aš tikrai noriu sugrįžti čia jau. Aišku. Reiks pirkti bilietus į koncertą man vėl. Gerai, viso gero. Valgom pizzą savo. 12 nakties. Labai sveika, hebra. Longevity. Longevity. Let's go.